Vilniuje, kaip žinia, vienas iš pirmųjų signalų buvo Krašto apsaugos departamento Kosciuškos gatvėje prieš Kalėdas užpuolimas. O Kaune mes pirmą agresijos aktą patyrėme gruodžio viduryje, keliom savaitėm kažkur tai anksčiau, kuomet buvo nupjautas kryžius Kryžių kalnelyje. Kaunas buvo tas mobilizacinis resursas, kur mes galėjome ir turėjome jėgų, žmonių, siųsti juos ne tik dengti savo objektus Kaune ir Kauno rajone, bet ir siųsti juos į Vilnių. Tai visų pirma reikia pasakyti ačiū ir pasididžiuoti mūsų piliečiais, žmonėmis, kauniečiais šiuo atveju, kalbant apie Kauno objektus, nes tai buvo pagrindinis gynybinis resursas nepriklausomybės siekiams įgyvendinti, nes dešimtis tūkstančių žmonių buvo susitelkę prie tų objektų, galima juos paminėti, tai Kauno rajone turėjome keletą svarbių objektų, Juragiuose ir Sitkūnuose. Vaižganto televizijos centras. Pati televizija Kaune Daukanto gatvėje. Telekomas. Prie Jūzės, tai vadinamo Savanorių prospekte. Jau tuometinio Krašto apsaugos departamento Kauno zonos skyrius taip pat buvo apsaugoje, ten ir procesai vyko savanorių registracijos. Na be abejo, pagrindinė širdis, tokia kaip paralelė Seimui Vilniuje, buvo Kauno savivaldybė. Savivaldybė buvo didysis miegamasis, savivaldybės salė posėdžių, kur savanoriai atvažiuodavo, likę pamainą budėjimų, savaitę budėdavom, savaitę keisdavomės. Pagrindinis ginklas pas mumi buvo Inkaro gamyklos bananai, stripai metaliniai ir Molotovo kokteiliai. Čia tvyrojo benzino kvapas nuo Molotovo kokteilių. Aš nežinau, tą laikmetį dabar kaip prisimenu, tai dabar baimė atsiranda, tada kažkaip tai nebijojom. Daug kas tai tuo metu rūkė. Ir čia cigaretės smilksta, čia benzino tvaikas. Aš nežinau, kas švenčiausiai mumi apsaugojo nuo didelės bėdos. Ir lygiagrečiai buvo prieita išvados, kad reikia budėjimus organizuoti ir Karo muziejaus sodelyje. Nes tada ir buvo atstatyti Laisvės paminklas ir žuvusiems už Lietuvos laisvę ir biustai. Tai kad išvengti kažkokių tai negatyvų, buvo organizuojami budėjimai ir čionai. Kaunas taip pat padarė savo darbą, davė pridėtinę vertę, siųsdami savanorius į Vilnių, į aukščiausią tarybą. Ir amžiną atilsį mūsų didvyris kaunietis Titas Masiulis taip pat padėjo savo gyvybę ant to nepriklausomybės aukuro, jisai buvo mūsų savanoris. Tie savanoriai tai praktiškai buvo 88 metais mūsų prie Kauno sąjūdžio suformuota žaliaraiščių grupė, tai buvo 1000 vyrų ir moterų, kurie palaikė sąjūdžio laikmetyje mitinguose, 100-tūkstantiniuose mitinguose viešą tvarką, reguliavo žmonių srautus. Tai tie žaliaraiščiai po to jau 90 metais transformavosi dalis, kurie tiko pagal sveikatos stovį, į tada jau besiformuojančias pasienio tarnybą, karininkų kursus, mokomąjį junginį, kitas tarnybas jau profesionales. Ir į savanorius rašėsi, buvo tada paskelbta akcija, rašėsi į savanorius, nors kaip žinia, savanorių tarnyba kaip po tokia de facto buvo įkurta jau po sausio įvykių, sausio 17 dieną, bet jau de facto savanoriai egzistavo. Sausio 2 dieną buvo pradėti karininkų kursai, susirinko virš 70 savanorių į šios kursus ir sausio 2 dieną buvo oficialiai pradėti rengti atsargos karininkai Lietuvos karininkų kursuose. Tačiau šis rengimas buvo sustabdytas dėl sausio įvykių Vilniuje, aukščiausioje taryboje, ir sausio 9 dieną visi klausytojai su didžiaja
karininkų kursų personalo dalimi išvyko ginti aukščiausios tarybos. Šiuose patalpose Dariaus Girėno 100 vairuotojų mokykloje pasiliko berods 6 darbuotojai, tai 4 vyrai ir 2 moterys, saugoti esantį turtą ir atitinkamai tęsti karininkų kursų steigimą. Tačiau sausio 11 dieną, apie 11 valandą, šias patalpas okupavo sovietų kariai. Kiek vėliau išsiaiškinom, tai kovo divizijos desantininkai, kurie apsupo visą teritoriją ir užėmė visus pastatus, visus darbuotojus suvarė į didžiąją salę, dabartinę aktų salę, kur šiuo metu ir kalbame. Tai visus darbuotojus, kurie buvo vairuotojų rengimų mokykloje ir viešbutyje Vairas, tai dabartinėse kareivinėse. Ir mus čia pralaikė visus iki 15 valandos berods, besiaiškindami, kas yra karininkų kursų darbuotojai. Jie buvo nusiteikę, kad čia ras ir klausytojus karininkų kursų ir visus darbuotojus, tačiau jų žvalgyba truputį suklydo. Ir jie buvo nustebę, kad nerado Lietuvos rengiamų būsimų karininkų. Visus mus kvietėsi pokalbiui pulkininkas. Tai man teko kalbėti su juo, čia foje budėtojo yra šiuo metu vieta. Kas man įstrigo, tai įstrigo, kad buvo pasakyta iš pulkininko lūpų, kad nebijokit, čiagi nesušaudysim šiandien jūsų. Visi kariai buvo profesionalai sovietinės kariuomenės, jie buvo su pilna ekipuotė ir ryšių priemonėmis. Ir kaip matėme, jie buvo apsiginklavę koviniais šoviniais, ne imitacija, ne kažko. Tai. Be abejo, mes turėjome informaciją, kad galim būti užimtos šitos patalpos. Tai tiek mokamąją medžiagą, tiek visas priemonės, org priemonės mes su savo mašinomis išvežėme į namus, kiekvienas ten kiek sugebėjom ir kiek spėjome. Taip, kad dauguma priemonių buvo saugiai išgabenta, tačiau kareivinių pastate dabartiniam ten buvo daug aprangos mūsų būsimiems klausytojams, tai ir batai, ir uniformos, ir kita amunicija. Tai viešbučio Vairas darbuotojai tikrai niekas neišdavė tų patalpų ir grįžę mes 92 metais, jeigu neklystu, visą tai radom tuose patalpose išsaugota ir Lietuvos kariuomenė nebuvo nuskriausta. Pusė 12 informacija pradėjo, kad kažkas vyksta, kad ten juda karinė technika iš šiaurės miestelio, kad važiuoja Konarskio gatvė. Ir tada jau sunerimom ir mes ir supratom, kad kažkas ko gero gali būti. O tada nebuvo jokio įsakymo, kad eikit, darykit ar ką. Mes patys kauniečiai nusprendėm, kad viskas, kažką darom ir techniniai darbuotojai iš karto pradėjo ruoštis ir kažkas turi eiti į tą eterį. Nes tai buvau, kaip aš minėjau, vienintelis iš tų kūrybinių darbuotojų. Budintis televizijos vyrai, būtų žinoję, būtų pasilikę gal tame. Prieš ateinant dar signalą 1, 2, 3 gauni, kad į televizijos pusę iš Panemunės važiuoja karinė technika. Pagrindė skambučiai, skambina žmonės iš Kauno, iš Alytaus, dar iš kažkur. Ir ką jie pasako, spėjau užsirašyti, bėgė greit į studiją. Ir po to jau po geros valandos pradėjo eiti žmonės, tai visuomeninių organizacijų atstovai iš miesto, deputatų. Ir jau po to paryčių įsilingavo, jau buvo lengviau, bet pirmas kokias 2 valandas toks buvo, sakyčiau, gana stikiškas darbas. Užgrobė mūsų kaimininės šalies kolaborantai. Tačiau Lietuva dar gyva. Čia kalba Kaunas. Signalas iš Kauno. Per Rygą, Estiją, Taliną patenka į Skandinaviją, į Stokholmą, dar kažkur į Skandinavijos šalis.
Ir jie tiesiogiai mato, kas vyksta dabar Kaune, kas Vilniuje, aišku, nemato, nes Vilnius užgesa. Ir iš ten atėjo prašymas, kadangi lietuvių kalbos nesupranta jie, bet jie mato, kad kažkas vyksta, sako, kalbėk užsienio kalbą kokią. Kaunas pradėjo dirbti, skleisti informaciją ir kad jinai pradėjo plist į pasaulį, šiek tiek arba net labai sustabdė tolimesnius veiksmus ne tik Kaune, bet ir Vilniuje. Ir ta informacijos sklaida visada buvo ir dabar yra jėga didelė ir jie manydami, kad jie viskas užkirto informaciją, po truputį galės kažką daryti, gal tą parlamentą švelniai užimti. Bet kai jis sužinojo, kad dirba Kaunas, kad informacija sklinda į pasaulį, tai jiem buvo toks kaip smūgis į paširdžius, nes jie gal suvokė, kad padarėm klaidą, bet ta klaida dabar gali brangiai kainuoti ir ką darom toliau.